Vieną dieną Jėzus grįžta į savo tėviškę, pas savo tėvus, pas savo giminės, grįžta pas savo kaimynus, pas tos žmonės, su kuriais jisai gyveno, kur jisai buvo. Jisai grįžta apsakyti tų dalykų, kuriuos jisai daro, kaip jisai gydo žmonės, kaip jisai mokina Dievo keliu. Žinote, kas įvyksta, kai Jėzų sutinka jo giminės ir kaimynai ir draugai ir pažįstami? Paskaitykime Morkaus Evangelijos 6 skyrių nuo 2 eilutės. Sabatui atėjus jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi, iš kur jam tai, kas per išmintis jam suteikta, kad net tokie stebuklai daromi jo rankomis. Argi jis ne Dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis? Argi jo seserys negyvena čia pas mus ir jie piktinosi juo? Įdomu yra tai, kad kartais mes galvojame, kad jeigu Jėzus ateitų į mūsų gyvenvietę, visi pradėtų tikėti. Labai yra įdomu tai, kad net patys artimiausi draugai, pažįstami, netikėjo, kad Jėzus yra būtent tas Dievo Mesijas. Tas, kuris atėjo iš dangaus, kuris atėjo atleisti žmonių nuodėmes. Jie netikėjo, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Jie netikėjo, kad Jėzus gali būti kažkuo daugiau, negu kad tas žmogus, kuris gyveno su jais tos 30 metų. Jėzus atėjęs į savo tėviškį, jisai per sabatą, šeštadienį, nueina į sinagogą ir tenai pradeda skelbti Evangeliją. Yra įdomu tai, kad žmonės jo netiki. Žmonės klausia, kas tu toksai. Sako, mes tave pažįstame, mes žinome, kad tu augai, mes žinome tavo brolius, mes žinome tavo seses, mes žinome tavo tėvus. Kas su tavim atsitiko? Ir jie netikėjo. Žinot, net jeigu Jėzus pasirodytų, žmonės nepatikėtų. Atverk savo dvasinės akis, kad pamatytum Jėzų. Pamatytum tą asmenį, kuris numirė dėl tavo nuodėmių, kuris pasiruošęs tavo atleisti ir priimti į savo dangišką karalystę. Tap Dievo vaiku. Tai gali padaryti labai paprastai. Tiesiog melsdamas, atgailaudamas dėl savo nuodėmių ir kreipkis į jį. Jisai pasiruošęs atleisti tavo nuodėmes. Ateik pas Jėzų.